visiems labukam. Šiandien mes rodysim draugo gardenus. Nuo kieno mes pirmą pradėsim, Alio? Robertai. Nuo tavęs. Gerai, tada varom. Tik tais nežiūrėkit į mano sodą. Į tavo dar nežiūrėsim, aš tavo nerodau kol kas. Tikiuosi pradžioje jau nesimatė. Gerai, pirma pas mane va tokia tvora, nes aš jau 10 kartų ir daugiau esu užauginus binstalką. Va šitoj pusėj, būtent va šitam kampe, visos naujos sėklos beveik. Nu, išskyrus rečiausios, kuri, aš nežinau, jinai buvus tokia ar ne. Taip va šito sava. Nu tai va, ten pas mane su naujausiam sėklom. Va čia kampukas, kur yra truputį binstalkų. Nu, jo. Čia brokoliai, tipo, o va čia mano kaip ir namelis ir slapta vieta vienu metu. Galima čia atsisėsti, aišku, liūdna, kad ant jų dar sėdėti normaliai negalima. Ir va čia galima irgi išeiti, jeigu reikia labai. Tai va. Dar va čia, va, reikia nežiūrėti dabar. Va čia aš buvau padarius silverą ant 2 valandų, bet jau viskas. Ir darom. Jeigu kas nori pridėti mane į draugus, toj parašysiu savo vardą į chatą. Nu, va mano nikas, userneimas. Nu, lemba toj išsiųsiu. Va, pažiūrėkit, va čia, va, kur galima išsiųsti. Va, jūs pridėkite jau ką mane. Viskas, tuoj aš savo gardeną darodau ir eisim jau žiūrėti Roberto, tai pas mano draugo gardeną. Dar pas mane yra labai daug dragon fruitų ir didelis banano medis. Va. Aš jį užauginau be sprinklerių, bet jis kažkodėl tai labai didelis. Tikrai. Nežinau, gal pas ką didesnis yra. Tikrai, nežinau. Va, čia iš visokių atnaujinimų šiaip yra vaisių dažnai. Daugiausia, aišku, iš šito stoko. Va, yra netako fern ir va šitas prickly fruit. Va šitas stogas, kam įdomu, padarytas iš visokių tokių medžių, kakao, kivi ir iš tokių rudų detalių. Dar va čia va, mango ir kaip iš čia vadinasi, feidžioja šitą ir tiesiog daug. O dabar mes jau eisim žiūrėti Roberto gardeną. Nu tai va, mes rodysim mano draugo 2 gardenus. Tai greitai, va šitas greitai, o antras jau normaliai. Davai sakyk, ko čia yra. Gerai, žiūrėkit. Nieko įdomus. Nu, binstalkai. Yra labai didelis toks kaktusas. Jo, čia labai didelis kaktusas. Jis iš viso netyčiai užaugo. Tai jis be sprinklerių pas tave, tikiuosi. Taip, jis pas mane reiktų atirint ten, bet tiesiog padaryti. Na, tai gerai Va čia dar pas tave yra tokia nesąmonė, kur kartais tu va čia atsėdi. Jo, atsėdi ir žiūrėkit, ir jūsų įskrenda. Kur tu prapuoli, paladuokit man pabandyti. Lemba. Gerai. Dabar čia pas tave yra mango, dragon fruitai, taip matau, pumpkin ir... Yra apykitai. Yra dar kai kas įdomus, pas mane yra labai aukštas tomatas. O, pas tave ir kukurūzas visai čia didelis. Jo. Nu tai čia gerai. Dar kitam video mes visokias mistikas žiūrėsim, ar čia veikia. Tai irgi laukite dar vieną video. O mes einam žiūrėti Roberto antrą gardeną. Greitai noriu parodyti savo antrą gardeną, tai aš jį dabar pakeičiu. Va, žiūrėkit, pas man čia daugiau kosmetikos, visokių ir tokių dalykų. Va, aš kolekcionuoju visokias tokias statulėlės, taip jau dar nedaug. Čia štukai pas mane yra. Čia kaip ir parduotuvė, kaip ir kas. Ai, va čia virtuvė, bet aš į virtuvę noriu kaip tik su jumis
tada pridėti, nes seniai va jį gavau. Va. Jis man labai, aš jo labai norėjau. Pati pagaminti šitam. Va. Ir va tokie bumblosomai, čia pačios svarbiausia. Va. Aišku, liūdna, kad be mutacijų, nu, be gold, tipo rainbow ir kažkokių tokių, bet vis tiek. Mes einam antro gartino į Roberto žiūrėti. Jūs galvojat, jo antras gartinas bus beveik toks pats? Atsakysiu jums, ne. Robertai, keisk gardiną. Trys, du, vienas. Taip. Nieko taigi nėra jo. Va, žiūrėkit, aš jums kol kas šitą pusę parodysiu. Taip, čia elderis, strawberry, ten muhamorai visokie. Ten avokado, mango, šitas gang, pekion kažkoks. Dar muhamorai, burning būdai šitoj pusėj. Beanstalkai dideli ir beanstalkai, jo. O va čia dar čia tiesiog toks geras augalas. Toj paros. Avokado ten, va, kaktusai. Ir va šitas. Tiesiog va šitas. Tiesiog ant jo sunku, nesunku užlipt. Čia be sprinklerių. Robertai, tu kiekvieną kartą, kai pakeiti gardiną, jis truputį tau gali būti nukrypęs, tu dabar gali pabandyti šokti iki to. Jo! Aš žinau, parduotuvė aišku neveikia, bet mes galim dašokti be beanstalko. Nu, dėl to, nes beanstalkas neužaugintas, jinai veikia tik tai, kai beanstalkas užaugintas. Dabar žiūrėkit, aš... Va, žiūrėkit tiesiog. Kainuoja 5 milijonus. 5 milijonus kainuoja per mutacijų. Jo, kad jūs žinotumės, čia pats rečiausias, va, jums aš tai parodysiu. Va, čia su pavadinimais yra, va. Tai žinokit. Jūs žinokit, niekur nerasit didesnį už mano. Aš nežinau, kaip tai pasisekė, bet okei. Tai žiūrėkit. Kitam... Bet pasakysiu, tauriai sunku įgauti 1 procentas. Taip. Mes gaus trilijoną, Jį super sunku gauti, bet aš jums pasistengsiu padaryti video, kur mes atidarinėjom šitus naujus kiaušinius ir kreitus, bet tada jis bus po kelių dienų, kad aš jų daugiau pripirkčiau ir jų daugiau turėčiau. Tai laukit ir visiems ate. Ate.